Otilija, atvaro! Aš negaliu įsivažiuoti. Mašina, dumo cementų, lapina apsuka mani, išlipa toks dėtis, susiraukęs traukai iškirs mani. Žodžiu, šitam epizodį tikrai labai daug keikimės, nes buvo labai arti mirties, buvo tiek daug visokio adrenalino, tai biškai nesuvaldėm savo žodyno, tai apgalvokit tikrai ir nors čia, nes bus tikrai daug keiksmažodžių. Aišku, jie nebus tokie labai žiaurūs, tokie prastiniai, ištiktukiniai tokie keiksmažodžiai, bet jau. Ir šiandien darysim streamą vakare per YouTube, tai kas norėsit, užeikit, palaikykit, užduokit klausimų, kurie domino jumis, tai viską. Gerą dieną, sveiki atvykę į trečią dalį, kas nematėt pirmos ir antros, tai patarčiau užeiti ir suprasti, kas čia vyksta. O trumpai, tai bandoma apvažiuoti aplink Italiją, nuo Milano ir taip ratu iki Milano. Dabar esam nuvažiavę, jeigu neklystu, 170 km, tai aišku, čia yra mažai, čia vos ne peškom tie galėjom suvaikščioti. Galėjom, iš tikrųjų. Ir dar nedaugiau. Bet mūsų visa yra esmė, tai nuvažiuoti su kuo pigesniais dviračiais. Net nežinau, ar galim juos vadinti dviračiais. Vėjas tai labai nepadeda. Neina min net normaliai, taip spaudžia atgal. Pravariau čia kokie 11 km vienas. Norėjau pasižiūrėti, kiek taip eitų paspausti. Blemba, tik pamiršau jungti tą visą, kad praskanuotų kokią 5 kilus. Dabar nuvažiavau pardėkau, blemba, galėjau rezultatus parodyti. Nu, bet žodžiu, čia nežinau, per kiek laiko atskridau. Tai buvo mes nustatę 20 kilų, tai nuvažiavau 11, nes po to pagalvojau, kad jie gali dar nespėti atvažiuoti. Tai kiek supratau, jie dabar rašė, tai jiems dar liko kažkur 7 km iki čia atvažiuoti. Nežinau, dabar čia turbūt valandą sėdėsiu laukti. Nu, manau, ateina audra. Vėjas dar labiau kyla. Bomba. O aš čia sėdžiu. Nežinau, blemba, čia jau labai ilgai lauk, nežinau, ar laukt, nelaukt, ar dar pavažiuoti. Nes dabar nuvažiavau, tai jie tokia tempo, matau laikasi, jau rašo, kad o, jau arčiau. Blemba, gerai. Aišku, jiems sunku, bet blemba, jau nusiboda. Varom tokį kelią, kokį peškom nuvarytume per pusdienį. Čia, nu, blemba, net juokinga, net nervina jau. 7 diena ir dar nebuvom 5 kilometrų viso to pravarę. Tai norisi biškį tempo palaikyti. O taip. Bet įdomi siena, norėjau sieną nufilmuoti iš tikrųjų. Smagu. Važiuot, bet kai laiptų paduoda, jau nebėra smagu. Jau taip nebesmagu. Dar kilti. Dar kilti reikia. Blemba, dar kaip tyčia šiandien įsimaunė.
Šiandien karšta ir labai daug įkopimų duoda. Tik vieno tikiuosi, kad jie labai spės ir nenori per daug nuvažiuoti, va, tas va, biškį. Čia šakės. Kokia dabar valandas, pusę, 1 kilo į viršų, 1 kilo. Pradžiai laiptais padavė, dabar 1 kalnu. Pradžiai status buvo, dabar nu toks. Dar pakęs galima, bet tai non-stop. Tai. Ir dar kyla čia. Aš jau kaip ir čia vietoj, man reikia į šitą miestelį važiuoti, aš jau čia jau beveik vietą, galim sakyti. Tai va, žodžiu, tuos 20 km, kur turėjom nuvažiuoti nuo Dženovos, tai nuvažiavau kažkur per valandą 30, bet tai matot, dar ten buvo kokie 2 km, kur aš valandą ten su virš kilau, ten kur dviratį reikėjo tysti. Tai, nu ir dabar jau planuoti kilometrą 800, bet tipo ne į aukštį, o tipo iš viso ilgio. O pakelimų tai ten nežinau kiek buvo. Nepažiūrėjau, pamiršau pažiūrėti. Dabar jau laukiu kažkur 5 minutės, baigiu su subinė nušalt. Valgyt noriu, nes nieko nevalgiam. Nu, riešutų pasiėmiau. Bet ir nenoriu viens valgyti čia. Ir neturiu ką, reikėtų pirkti. Pas juos visas maistas. Ar tu tigras? Žiūrėkis tigras. Ble, buvo tam košmariškam kalne. Tai aš vos nelopau. Tu duras iš valandą su virš kilau. Rims bairis, eik nahu, karočią važiuoju į kalną. Jau visas šlapias, nu grinai, kai iš jūros išlindęs, jaučiama, jau gyslas iššokusios ant galvos, galva tvinčiu. Nieko nematom, jau juoda gysė daros. Vizija, kai gritau. Žiūriu rimtai, Marius, eik per tą visą kalną. Mariau! Ir Tai ten tokia toluma, jinai ten toks taškelis buvo, įgirdžiu savo vardą, įrauką mirštų, viskas, jau su Dievu kalbos, jį nesuprantu. Mažė! Tai kodėl jis išskyrė? Nes jis autobusų turėjo. Nes man Nes sakau. jam šakės buvo, sakau, tai gerai, pasakiau, žmogus kaip tik stovėjo, laukiau to. Sakau, tai gerai, sakau, aš Mariau einu, sakau, aš tikrai nevažiuoju, sakau, nes mano iššūkis yra svarbiau. Tas karočią pristojo, sakau, pasakiau tam žmogui, kad jį kartu paimtų, žinai, tą autobusą, o aš pradėjau kilti į kalną, žinai, užkylau į kalną ir, blėt, stopadovai, nu, va, tą nuojautą, žinai, kad kažkas negerai pravažiavo, autobusas nieko nesimatė, nes langai užtamsinti. Blemba parodžiau liuksą, tiesiog autobusai liuksą parodžiau. Toliau stumiuosi ir va tą nuojautą taip žiūriu, kad tas taškelis užlipau dar, kai žiūri rimtai Marsiai. Bet tas jausmas, kai pamačiau jį ir aš dar jo klausiu, o čia tu Mariau? Ir dar reikėjo šlopa, aš vandens neturėjau nieko, viskas Bet aš negreitai variau iš tikrųjų, aš pradžiai tai iš viso ten galvojau žmonės, tada kai tu pradėjai man skambinti, atsisuku, jūsų net nėra. Tai galvoju, nu ir gerai. Mes dėl to nes... Tada galvojau, pamirėjau, Mariau. O aš kokia... Aš į dangų žiūriu, Mariau. Ir čia tik šiandien nuvarėm tik tramkilų. O jau tas miršta, ble. Man tai Tas blogai. kalns, nu jis nesvyčiu, nu tu dur. Nu jo, buvo ką veikti, ten valandą užtrukau. Ta prasme, aš daugiau pralaukiau Mariaus negu lipau į tą kalną realiai. Man tai viskas, šventieji Antanai jau. Kiek laimės, kad susitikom, tai kapėts. Kokias 3-4 valandas nesimatė. Ir valgyt va iš karto varom. Čia va dešytis gabaliukas jaučia pigiausias, kokią esu čia radęs. 3 eurai. Mano namai va. Atsivežiau Hebraso į chatą. Dar paskutinis kadras nuo jūros. Kai mes dabar bėgom, varom, ieškom vietos. Čia į miestą prisparkavom dundukai, tai bus sunkiau surasti, bet parką kažkur pakreisim gerai. Žodžiu, radom kokias tokią vietą. Durna vieta, bet nežinau, gal ir pratemsim naktį, jei čia nieks nesikabins.
špirną uždėt. O, čia ir įtempta dar. Su šituo. Čia gal bus arklis laikyti? Galvojame apie tokią idėją čia iššokti, bet šlaitis gan per status. Bet čia iš kur dar prie autostrados. Bet jeigu kalbėt norėsi, tai nieko nesigirdės. Ačiū. Tokį spotuką radom. Čia buvo nusileidimas į byčią, galvojom tenai prie byčio, bet ten vien akmens. Hujovai, perlipom šitą. Tokį va, užkampį. Jo, tokį užkampį radom. Čia kažkaip palapinę įgrūsim gražiai ir gerai bus. Matėt vieną minusą, bet jau mes po biškį kažkaip prantam prie to triukšmo. Kažkaip išgyvensim, svarbu kažkur subinę padėti. Gaminamės valgyti ir pasiėmėm tokių picukį mažiukų. Pažiūrėkit, kaip skaniai atrodo. Oi, kaip skaniai atrodo tas picus, aišku, čia flešas vieni. Ir pažiūrėkit, kaip atrodo iš tikrųjų. Tokia suskė. Išdėskė saliamą, dar sūrio turim. Patys pasigaminsim iš picos picą. Pizza. Palaukit. Čia dar saliamą užmetėm ją. Taip ir kepam, ką. Nu ką daryt, nu ką. Čia gražioji pusė, kaip visą laiką parodai ir tada, o kas ten? Man taknis alijošis, kojam banas. Šefešiu. Negerai, Šefešiu. Nieko tokiam bairiukai. Labas rytas. Ne. Telė mėgo sėdėna. Škižil vėl. Kiek čia tų traukinių važiavo. Kėlėm tokiam bomžinę. Žinai, palaipsnis, kai bomžas jaučias dabar tikrai. Dviračius buvom palikę, pririšę, manodas rankė, aiva dar 2 dviračių rankenas matas. Ir tai mūsų palapinė atrodo. Tai labai patenkint. Ja tai filmuoju, nes čia gražiai atrodo visą. Kaip ant kojų jaučiasi, ne? Na, irgi, jau po vakar tokio raido, tai tikrai jaučiasi. Kaip supratau, iš Mariuko dviračiai vietai. Oi, liuks. Debesis kai. O, taip ir pririšau šias. 2 tos užrakinimus turim. Tai vieną čia šoviau ir vieną taip tiesiogiai per 2. Tai apsišaravom savo dviračius ir varysim dabar į miestą atgal nuo mūsų maršruto, bet mums reikia kažkaip susimastyti, kur pasikrauti powerbankus, nes blemas čia su tom saulės panelėm netaip ir gerai gaunasi. Nes kai buvom miške, tai visai gerai ten ant pačią galą mums jas buvo, bet jas vietai stovi ir jas ten normaliai kraunasi, o mes čia važiuodami tai procentų nedaug. Ant GoPro dar baterijos ten prisikrovęs kokias, bet ten 3 kinietiškos kokias ir dar turiu originalių kokias 4. Bet nežinau, kiek iš tų originalių yra veikiančio. Dar reikia GoPro vienas sutvarkinti, nu žodžiu, biškai daug reikalų, o reikia ir daugiau nuvažiuoti. Nes šiai po 3 kilų į dieną nuvarysim, tai taip 100 dienų ir keliausim. 3 epizodą kokių, va taip va, įsivaizduokit. Nu ir gerai, ir keliausim, jeigu taip teks, taip ir varysim. Čia į tokią landynę atėjom, tokią načnygais grynas alkoholio. Bet tokiose vietose ir deda krauti prašmatiniam restoranui, net nesinori sėdėti ir nesinori prašyti. O nesinori sėdėti ten kokią valandą, nes daug kainuoja viskas atsigerti. Tai irgi 12 eurų teko sumokėti už 3 kapučino ir 2 kokus buteliukus.
Ai, ten degina kažkas, tai pagalvojau, dega čia. Tik pradedam ir iš karto vėl kalnų padona. Nu, dabar nusimato čia toks visas kelias maždaug. Kai kur daugiau, kai kur mažiau. Kaip jiems va gerai riedas. Ramiai neskuba. Va. Aš vakar 2 kartus atsitrenkiau mašinos veidrodėlį ir pabėgau. Airdas šiandien pradėjo rytą su trankimu. Tai čia ką tik į pirdą atsitrenkiau. Pagaliau minam. Dar net valandas nevažiuojam, jau šlapės kaip viščiukas. O net saulės dar nėra. Gali būt, kad ir kilama tenai į kalną. O va toks va aparačiukas. Koks dogis. Ne, neblogas aparačiukas, su tokiu aplink Italiją. Ir dar taip iš niekur žmogus ir parėmė mumis, parašė e-mailą, norėjo atsiųsti mums pinigų, taip savo, kad paremtume. Tai už tą gerą ir norėčiau atsidėkoti geru, kam patinka neįprasta muzika, užeikit pas jį, kelia į YouTube savo kanalą tokią neįprastą muziką, užeikit, pasižiūrėkit, aprašymę paliksiu jo nuorodą. Važiuoju. Ai kas daugiau nori paremti, remkit, žinokit, mums čia ant padangų eina ir eina. Ten kažkaip atrodo geresnis takelis, o čia taip važiuot. Galėjom pasirinkti šitą, bet mapsai būtinai rodo šitą varyt. Nu tai galvojam pizdu. Reikėjo pasižymėti gal, kad mašinos kaip būna, žinai, kad su mašinom važiuoti. Eina šiktas mašinas. Airdas susinervinom. Dėl miegmaišį išmetė pro bortą ir dviračiai dabar. Biškai kažkas nutiko. Tokį garsas. Kodėl taip sunkus atmestai? Dar blema vandens nepasiėm. Kas atrado tas kalnus? Ir aš tokius kelius padaro. Atidurom. Galiu parduotuvėlę kokią radom. Kai vandens yra. Čia tokia lempa. Yra du vienodi. Šaltas ir nešaltas. Šitas kainavo 50 centų, šitas kainavo €2. Štai kad šaltas. Nes šaltas. Uraganas pas mumis ateina, vėjas kyla, o mes čia papusryčiausim, dar net pusryčių nevalgiam. Na, aišku, Marius valgė. Ne, čia labai bloga idėja buvo su to Strava, nes man žiauriai ėda baterija, žiauriai. O man dar reikia ir navigacija ten, ir dar jei ką pafilmuot, ką nors, tai... Nežinau, nebent turėsim daugiau baterijos, tai galėsim ir daugiau filmuoti. O čia taip rezultatai kokie, kiek čia kažkiek nuvarėm iki va dabar čia pavalgymo. Na vėl stumtis, tačiai kilti. Galėjom dabar tą Stravą pasijungti, nes dabar biškai daugiau kilometrų suvažinėjom. Nes kol ten buvo tie 7, tie pirmieji kilometrai, tai tenai stumėmės beveik visą laiką. Tai toks laikas durnas ir visą kitą. Tai. Ne, tikrai stengiamės ir patys nenorim čia per šventės važinėti. Planuojam į Egiptą gal netgi važiuoti, bet taip gaunasi ir stengiamės tikrai patys irgi važiuoti normaliai, nestumėm durą. Laukia šviesoforo, kol pasiteks žalia, Airdas iškart telefoną traukėsi, pasakoja viską. Ne, čia mums dabar raudonai, čia į greitkelį dar įvažiuoti reikia. Man rodos šią mašiną reikia privažiuoti, kad... Jo, matėjai iškart. Lema, čia toks gražus vaizdas buvo, nespėjau nufilmuoti. Motherfucking double G, yo. Lemon gražus miestas. Labai toks prigrūstas, bet gražus.
Mėg. Tragelę eina išlaikyti, toks vėjas. O čia sugebėjo nusivožti. Bet važiuodama tuneliu, kur nelabai galim važinėti tais tuneliais. Nei eit, nei važiuoti. Ir striukę pamačiau, aš galvoju, Marius sustoja vien dėl to, nes striukė mano nukrito. Atsisuku ir bežiūrėdama į savo striukę ir į Marių, kažkaip nesivaldžiau ir per sieną bandžiau stabdyti save ir tiesiog ir nugriuvau. Ir dar koja kaip skauda šitoj daly ir net tas rankos dabar taip griaužia. Tokia va, tuneliuką padė. Bet čia nelabai galim važiuoti tik tai. Damo, čia įdomu tokia situacija. Čia vėjas dar belė koks. Bet į tą pusę žaliai jau rodo. Nes prieš tai abidvi rodė raudonus ir atrodo, čia kažką daro, uždrausta, gal tiesiog važiuoti. Bet dabar iš ten turėtų atvažiuoti, jei neklystu. Čiut nepapuolėm. Ne. Pizdė. Parvar. Tenka va taip va. Sėdėti tuneliuke, nes čia parskrenda jie. Tai dar gerai, kad per raudoną pradėjom. Pusę kelio jaučiu kokią nuskridom dar. Na, dar parvarą. Otilija, atvaro. Eik tu nach. Varom į kišenį greičiau. Okei, pastrap. Pabiški, vėl. Gerai, čia esu. Oi, tu na. Pivydėjau. Kodėl čia mepsai veda? Čia užmušt nori. Ne, gerai bus. Tu durnas, bliauva. Čia nachui. Jo, ir čia dar nuo alienų. Dar mes iš tunelių neišlindom. Bet nevažiuojam dabar, palaukiam iš galo. Otilija atrodo po tunelio. Kaip maineris grynas. Aš kasinėtis buvau, radau deimanto aukso. O čia nuo tų kišenių, kai vis lyzda? Nežinau. Oi, tai čia yra, reiškia, toks švarus. Tai visas juodas. Irgi murzina, ne? Bet pas nesimato, nes visas... Nu, bet vis tiek, čia 10 km yra visas šitas tunelys. Bet gerai, kad tokios yra tarpai ir nežinau kaip parodyti. Nu, tai pačiam tunely yra tokios kišenės. Tai jau tas va gerai. Ten mes įlendam. Tik Mariukas, blemo, kažkur atsiliko. Ir dabar galvoju, kaip Mariukui viskas įbys. Nu, bet prieš tai skambino. Tai lyg ir viskas įbys, bet dabar jau kokią 10 minučių ar 20 nesusisiekėm.
Kas blogai? Kaip aš atrodau. Tai dar... Tu pažiūrėk kažkaip iš mainingo, kokį rimtai. Tai trūksta tik pikekisa man. Sveiki, atvykę į Minecraft'o antrą seriją. Ačiū Dievui, išvažiavom iš tunelio. Čia toks košmaras tunelį buvo. Bet koks bičiukas gražus čia. Gal čia ir apstot? Negaliu. Kiek ilgas tunelys, kad jau laukiam, nežinau kiek Mariuko dar neišlindo. Aš negaliu įsarvačiu. Ir jinai ką tik verkė, sako, blemo jau megstuką vieną sugadinu, nu ten kažkokį šviesesnį. Ten Maikė kažkur mano dingo, sako, jėda. Sako, vienas kelnes beturiu jau. Jau ir beveik nebeturi niekos. Blemo jau biškį neramu darasi, jau gan ilgai tikrai neišlenda. Biškį nebairis. Kai mes čia trukom važiuoti atiliešti? Ilgai. Ilgai. Bet ir tas mašinos gan ilgai važiuoja, nes, vis tiek, kai sudak čia įsimeta žalia, tada išsijungia žalia ir dar kol jos visas nuvažiuoja į tą kitą galą, žinai. Tai čia ir dar, vis tiek ta ilgai viskas trunka. Kaip nori pamatyti tą vaizdą, kai Mariukas išlenda iš to tuneliuko. Praėjo virš valandas, jau. Nežinia, bet mašinas išvažiuoja. Nes tipo čia vieno eismo pravažiuoja pirmą vieną, po to šviesoforas kitom užsidė. Tai būtų kažkas nutrenkė, tai būtų ten kamštis susidarė. Bet jaučiu jisai bijo važiuoti ir ten po biškį važiuoja, tai dėl to gal taip lėtai. Nežinau, čia nuvažiuosiu, aš dar užstriksiu tenai. Bet jei dar neišlys, tai jaučiu nuvažiuoti reikės. Mariukas net nevažiavo, jisai ten pradžioj pravarė vieną tuneliuką, čiučiu ten ir pamyšio, sako, daugiau neliksiu. Jisai valandą ten virš sėdėjo ir nieko nepasakė, kas vyksta. Jis čia pasėdėjo, palauksiu aš. Galvoju, gal mes toks pimpis, blema. Na, bet ir gerai iš tikrųjų, kad nevarė, nes čia ir per daug pavojinga, labai pavojinga. Jeigu ten, tai sakė tranzuos, aš sakau, grįžk gal ir ras kitą kelią, daryk ratą, čia nežinau. Pafilmak dėdėjai. Dabar planas toks. Mariukas, nesikeiksiu, Mariukas užstrigo. Tai jisai žada tranzuoti, čia nelabai įmanoma tenai sustabdyti, bet, sėkmės jam. Po valandos laiko jisai supras, kad jau geriau jam ten grįžta, nežinau, ten porą šimtų metrų, ten tuo tuneliuku ir padaryti kažkokį ratą. Tada dar užtruks valandą. Mes čia nelauksim dar 2 valandų, nes jau, kiek čia, kokią valandą su pusę minimum čia sėdim. Tai varom iki parduotuvės, varom, pasim bambulių, varysim nusipraust, nes ir aš irgi murzinas. Kaip rodysim kitokią taktiką. Ai ne, tą pačią taktiką manom. Ką? Kitokią taktiką. Ta pati taktika. Bet maudytis varom. Aš nesprantu, dėl ko Marius nevažiavo kartu su mumis. Nes jisai paprašė sustoti, kad ten susirištų tą savo bagažą. Okei, ten visi sustojom, palaukiam. Ir tada jau pradėjo stumtis, ir jau aš jau pradėjau važiuoti. Ir pradėjau žiūrėti kažkas, tai galvoju, čia negerai, atrodo, toj mašinas pradėjo. Aš tai, tipo, aš niekad nesu matęs tokio tunelio tipo principų. Tai kažkaip net keista buvo. Blema, jų mentai tenai sustabdė. Bet gal ir gerai, nes atgal parvežė, nes jis taip ir nieko nepajudėjo. Tai parvežė, net tai, kad parvežė, o davė jam kelią atgal ten, tos porą 100 metrų ir sakė varyti į traukinių stotį. Tai varys į traukinių stotį, įsimestai. Tai buvo. Spėkas Mariui buvo. Mentai atvažiavo pas jį. Bet nieko nebuvo, visai nieko. Tipo tiesiog barcinai išbarė ir atgal tipo kelią. Su motais ten 3 buvo, tai davė jam kelią, žinai, į priekį. Palydėjo, palyda tokia buvo. Ne? Jo, ir sakė dabar šokti jam į traukinių stotį ir važiuoja čia, jei nori.
Nu, ko tikėtis, jis ten kokias 4 valandas praleido, tai ten tikrai mentai turėjo pravaryti. Čia ne kaip mes, blemba, kad 1-2 ir mes jau nulėkiam, ta prasme, mes taktiką tą atgavom, kad ten palendi. Žodžiu, pavakarę, kai važiavau vienas, tai buvau tempą ten palaikęs ir nuo to kažkaip, ir dar nuo to kalno iš tikrųjų milžiniško, nukirto labai kojas, tai dabar tai raumenis taip. Eina savo kaip skauda. Vėl norėjau nusikėkti. Šiuo antrą, kad perfilmuoju. Makinamės, nes tiek. Jo, bet tipo, nežinau, kuriems atrodo, kad čia ką iš čia nuvažiuojat jogas, tai va, galite Mariuką pažiūrėti. Jis man netrašo, kaip jis ten vos nealpsta, ten nualpės buvo, kažką ten tokio. Nu, Mariukas pastarėjęs biškį, bet nu, nėra toks visai jau tinginys, kuris nepakruta. Nu, bet dabar biškį velkas iš čia pastarosiam dienom. Kažkas nutiko tokio, kad, nu... Pirmasis dienas padanga atmazas buvo, dabar tai jau pats alpsta. Ta prasme, man dar kojai kažkas nutiko. Va, dešinio koja va šitoj vietoj vis nukerta, ta prasme, ir va, važiavom tam tunelį ir nebegaliu mint kojos, O ten reikia greitai. Jo, ten reikia greitai. Airidai, atkirto koją, viskas, nebegaliu mint. Bandyk. Ok, atsileido, minu. Porą minučių, opa, ir vėl atkirto koją. Ir va dabar, nežinau, va, nuo to laiko po tunelio dar vis va taip ir darosi. Viskas gerai, opa, iš lempos va taip pakerta tą koją. Bet ten tunelį toks vienas momentas buvo, kur ant posūkio ten. Ir kai reikėjau jau Otilyje. Ir grinai, ir prie sienos, ir dar nebuvo to langelio įlyst. Ir mes abudu prie sienos, aš va taip į sieną atsisukus. Ir mašina pravažiavo, biškį stumiesi, greičiau. Mašina vėl įvėlė į sieną ir tada įlindom į tą tunelį. Aidas dar pasiziojo. Mašina. Ten mes virš valandos, nu ne valandą kokią užtrukom gal. Nežinau, nu ten viskas atrodė taip greitai vyko. Bet ten iš tiesų taip viskas lėtai. Ten atrodo lyg važiavo man 100 kokio. Žiūrėkit, kaip tenai atrodo. Atrodo jau ten ir kruša varo, kad tokį. Nu, žodžiu. Šakam? Tik pažiūrėkit, ką aš čia atradau. Ogi čia mane apipuškit. Koks bairiukas. Jau jaščiką vandens pasiruošę buvom maudytis. Nu, padaunosim gal kažkam. Dar vieną dušą atradom. Dabar tai vaikštam ir žiūrim, kur čia pakris, būtų mums gerai. Liuks. Nu, čia va už tilto. Bumba, tokie vaizdai. Toks ir planas, manau. Laukiam, kol Mariukas čia atvarys su traukiniu ir tada iki tol jau sutems ir tada, kai sutems, tai čia bus daug lengviau vietų nusižiūrėt, kur pakris. Bet čia varpy, čia ir mėgos. Nes Mariukui labai patiko praeitą kartą. Nu ir taip labai fainai atsikelt ir fainai. Vizė, viskas. Jau meldžiaus, kad nenudvieščiau aš tenai. Minų prie tą tunelį. Kvėpuot, pizė, veids nutirpa, rankas nutirpa, juoda, akise, nieko nematau, visų. Žiūri, šviesa, akise, šviesa. Sustojau, atsisėdau, pizė, nieko neatsimenu, pakritęs ant žemės, atsikėliau po minutės, nusijungiau, ant tiek orą trūka. Eina, kol atsigavau, koks pusvalandis praėjė. Ir tada galvoju, jau patranzausi, galvoju, blek poku, viskas, važiuosiu, nėra ką daryti. Ir mentai praleikė, link tos pusės man reikėjo tą. Vaikelį, ką nužiūrėję. Vis, girdžiu, paskui užsidegė šaliai tą pusę, kur norėjau važiuoti. Ui, mašina. Dumuo cementų, lapina, apsuka mane. Išlipa toks dėtis, susiraukęs traukai, iškirs mane. Pabykė išėję, tos matė kažką šnekstu, English. Saka, ką tu čia darai, saka, matai, ką pavojinga. Sakau, jo, atsiprašau, aš čia nemačiau, ką čia dabar daryt man. Tai sako, sakau, man ten reikia gertimiausią miestą. Ne, čia jau neišeis, važiuosim atgal. Nu gerai, galvoju, gerai. Aš jau sėdu važiuotis, nieko, jau nesusigaudau, nieko. Sako, palauk, kol žaliau sidegs. Ai, tai gerai, laukiu. Mentė įsitraukė į kosą parūkė, pakalbėjom su mentais.
Moci nuvažiavo, aš per vidurį už manęs dar vieną mašiną, viskas įskirstim. Nuvažiavom, žinai, nuvažiavom. Sako, žiūrėk, paaiškina, kur traukinių stotis. Sakau, gerai, turiu žemėlapį, susirasiu. Tylu, lauk. Ai, gerai, to ieško, sakau, jie galvoja, jie laukia, galvoja, kad pizdinis atgal. Sako, kur mėgis? Sakau, visur. Sakau, kaip tai visur? Sakau, miške, prie jūros, kur sakau. Sako, negalima. Ai, sakau, ne, camping spots. Ai, gerai, sako. Sako, tai negalim čia mėgot, kur tu paskui, sako, susimaišiau camping spots. Pasišymėjau gerai, gracija, čiau, išvažiavau. O kaip tu atsiligai nuo mūsų? Taigi aš tą įdirišau. O tai kodėl pradėjai stumtis tada? Kada? Nes ryšais, sakei, sustojom visi, tada ryšais ir tada pradėjai stumti, visi pradėjom stumti. Aš nuo kelio pasitraukiau. Tai mes visi nuo kelio buvom. Nu, aš pasitraukiau nuo kelio, jūs išvažiavote ir pizda. Aš galvoju, kad tu važiuoji jau. Aš pasitraukiau, norėjau užsirišką mašiną netrukdyti. Ir aš po to taip žiūriu, ir aš taip susidomėjęs žiūriu į tą tunelį, blet, galvoju, kažkas čia ne to. Ir žinai, ką mes darėm? Ten tuneliuose yra kišenės tokias, jo. Mačiau. Mes taip po biškį ir varėm. Į tas kišenės, taip, pažiūrėk. Auklina šoji, eik tu. Čia į sieną taip va. Bet tu durnas jaučiu, pamatysi ant kameros, kai čiut buvom nuo mirties. Tai man reikia. Tu dur. Aš nesusigaudau, čia žalia, ten kur visų. Į padlį, paštai. Į padlį, nieks nestabda, nieks nemato manęs. Į ten, per kokį, nežinau, per kokį 3 metrų pamatė. Kaip visai šūna, pip. Jutau, kaip kuos veidrodėlis neužsikabina. Ką čia meluoji? Tikrai judėjo. Sakė padaras gyvas. Kaušinėlė vakariniai, Mariukas pakepė. O, Tilė, mažai palauk, aš tau įdėsiu. Čia pakilta. Vėl tą baisuoklį matau čia. Ir dar kai išlipau iš palapinės nebuvo man. Tilė pirko 102 eurų batus ir... Pisa batu. Nenupisa, Marius. Aš irgi pizdinčiau Naikus, tikrai pizdinčiau. Tai čia tu kai lipai? Jo. Aš tai net nekrutėjau šią Naiką. Jo, čia tu kai varai Naikį, tu lipai. Gerai, čia bus, atsipalaiduokit. Kam parašau. Kur galėjo bent jau per vidurį, tai bent jau būtų lengvas tvarkyti, dabar tai nežinau. Ką čia daryti. Paėšiu, paklijuosim, bus gerai. Ta šūdą išimsim ir vis. Nu, pabandysim kažką sukonstruoti. Normaliai tokie atsitikėlis. Gražiai labai visas atrodo. Labas rytas. Žodžiu, šiandien yra sunkiai diena. Esame nusistatę 100 kilometrų kelią. Mariukas iš karto sakė, važiuos traukiniu sakė, bet vis tiek jisai nenobadžiaus. Jam atiduosim visus savo daiktus. Tai turės ką veikti. Tai, o su Tilė turėsim turbūt vieną sunkiausių dienų. Tokias turėjom, bus 1000 metrų pakelimų. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Teko išgyventi kol kas daugiausiai, man rodos, 500-600 pakelimų. Ir tada buvo dar kapiet. Dabar dar bus blogiau. Ir dar mūsų metinė šiandien. Va, ir metinių proga, va, o Tilė verks. Va, tu ir laisvadienį pasiėmė Mariukas. Nebus ką veikti. Atvarėm traukinių stotį, va, apipakavom jį ir važiuoti. Jo, davai, Mariukas.
linksmų švenčių. O mes toliau į kelią traukiam. Bus sunki diena eina šį. Problema man nutiko biškis sėdynė. Dabar, kai nėra kuprinės gale, tai man visa sėdynė nukrenta į apačią ir labai negerai važiuoti. Nes jinai tokia visa, nežinau. Čia reikia 2 raktų suveržti ašį ir tada taip nedarytų. Ne? Mes vėl kelyje. Žiūrėkit, kas mūsų laukia. Tie šviesoforai nieko gero nereiškia. Nu, žodžiu, vis dėlto tunelys pasirodo. Bet aš per Maps pažiūrėsiu kokį ilgumą ir važiuosim tada iškart po, nu, su mūsų reikiamų tuo. Ir vėl šitam tunelį. Mirties tuneliuką. Palauk, kad Ilė neskubėk. Taip, tai kaip ir viskas okei, bet tie posakiai, kokie pavojingi, tai pizė. Bet va, tylu, jokio garsenio. Bet jiems va žaliot rodo, tai turėtų toj va ir parskristi. Bet pažiūrėk, čia yra. Oi, tu na, rimtai. Pažiūrėkit, mūsų tas kišenės uždegtas. Iš biškio einu Oi. Šoksim ant jų. Čia dabar per varą, ne? Ne. Čia laukia, manau. Jo, gal ir per varą. Jo, per varą. Okei. Dar biškio Tilį. Ačiū Dievui. Oi, kaip ryšku čia. Čia tai nakai buvo. Eina na. Duokit kokią bangą. Žodžiu, bet dar kartą paminėsiu, tai niekas taip nedarykit, nes tai yra pavojinga, draudžiama ir mirtina, net labai mirtina iš tikrųjų. Bet mes debiliukai, tai tiesiog, mums galim. Galima sakyti, beveik 3 kilus nuvarėm. Jo, ir man būtų reikėjo tada 7-9 važiuoti, vietoj PM8. Taip. Atsakau, dar 10 kartų nedarykit taip. Pindom iš tų tunelių, svarbu viskas gerai. Čiauduliukas kyla. Vakar tai iš vis košmaras buvo, kai nežinojom, kaip viskas vyksta. Bombinukai tokie vaizdukai. Ten tas tiltas kaip gražiai dera. Nemelosiu, bet čia labai keista matyti eglės, iš tikrųjų. Bet gražu, pasilgau ir eglių. Tadas, tik tiek reikėjo pas vietinius autoservisą nuvažiuoti. Labai malonus žmonės iš tikrųjų tam. Na, aišku, ir Lietuvoje turbūt rasim už 10 eurų. Pirmas stumimasis į kalną. Dar tik tai 9:30, jau nuvažiavom apie 8 kilometrus ir matom ženklą, kur į mūsų miestą 50 kilometrų. La Spezia. Dar vis stumėmės, jau kokius 2 kilometrus taip į kalną. O Jezu. Vis noriu sakyti. Oi, koks šuniukas myla. Eik tu savo. Na, jau 300 pakilimų suvarėm į kalną. Tai dabar va, sustojom, po obaliuko sugriaušim ir varysim jau pabišim. Čia aš dabar emblemu stora.
Bet čia, man atrodo, po šitą iššūkį aš man kokį 2 kilų numesiu. Jeigu taip kiekvieną dieną, tai jūs net neįsivaizduojate, ten kiek prakaituoju, aš visa šlapia. O jo, ir dabar atrodo, blemba, filmuoji video, atrodo, norisi gražiai atrodyti, nu, bet neįmanoma, ta prasme, tu vis tiek pavyzdžiui, plaukai, jeigu plaukai žodžiu. Suprat. Dar vis kylam. Kylam. Nu, jau valandą laiko, vien kylam. Bet irgi gerai iš tikrųjų, kad dabar duotų iš karto tas sukėlimus, o po to ramiai važiuoja. Nu, bet dar likė apie 600 pakilimų. Tai dar yra ką veikti. Jau 11 dienos. Mariukas jau seniausiai sėdi barėtam. Krauna viską. Kimarina smagiai savo, smaguoja. Nu, mes toliau varom. Palydą va gavo. Kelią rodo mum, kur čia eiti va. Atsargiai kebabas, mašina. Atsargiai. Mašina. Ir blembo tyliai mėnesinis prasidėjo, tai čia darėsi visokios nesąmonės, skausmai, bobiški dalykai. Tai dar sunkiau. Žirgų treniruotėm trasa. O mes vis dar kylam. Bet gražus miškas. Norėčiau šį gyventi. Žodžiu, Otilija ant tiek skauda, kad eina prašyti žmonių vaistų ar kažko panašu. Kaminas rūksta. Jau gerai? Labai skauda. Dar išgeriau vaistų. Ir dar davė vieną tabletę. Spėkit ką, vis dar kylam. Tyliai biškį geriau jau. Tai irgi yra tokių nesklandumų, sunkumų. Nu, bet niekas, sutvarkysim kažką. Metus laiką, per mėnesinės laiką lovai pragulio, dabar jau turi eiti ir negali. Nu, sunkiausia dalis. Manonas ten debesis, manonas. Šildas vandens. Na. Bet taip garsiai dar sprogo. Aš infarktą, taip kaip bombioškės. Aš gal užvažiavau ant bombioškės, nu tikrai. Aš žiūriu, nėra padangos. Visą, nebėra padangos. Žodžiu, dabar tokia problema. Esam 2 virš kilometrų nuo Mariuko. Mariukas. Ai, blemo, čia gal kažkas sutvarkytų. Tuoj sekundį. Pažiūrėkite mūsų veidus. Nuvažiavom. Kiek čia nuvažiavom? Klemą nežinau, kiek nuvažiavom. Žodžiu, liko 2 kilometrai, tai nuvažiavom 36 kilometrų. Nuvažiavom 36 kilometrus, dabar yra 2 valandos. Pavalgiam su muštinuku dar ten. Buvom sustoję greit parduotuvėlį, galvojom toliau dar reikia skuosnis, kad prieš 5 būtume dar. Nu ir būtų, viskas gal gerai buvo, bet dabar žygiuosim, tai būsim gal tik tai 8. Metinės. Negaliu. Dar 2 kilometrų. Žiūrėjau. Žodžiu, nusprendėm eiti iki Mariuko, o rytoj dieną jau... rytoj dieną paaukosim tiesiog Otilijos ratui
Gal streamą per YouTube padarysim, dar ten kažką tais. Tai va. Per naują. Rytoj poilsis. Liko 15 kilų. Dar 3 valandas kelio. Ne, tu netilps tikrai. Ai, tu dabar važiuotum? Yeah. Ciao ragazzi. Ciao. Dedam turi. A piedi, per... Žodžiu, kas čia įvyko, sustojo deduliukas ir paklausė, ar padanga čia valala. Tai jis turi draugą čia vietoj, kur tipo padangas keičia. Žodžiu, kamerą pačią pakeitė, bet padangas nepakeitė. Neturėjo. Tai kažką ten prikimyčino, nu aš nemačiau, nežinau. Bet tipo, gal datrauksim dar keliolika kilometrų, bet... Nu, aišku, smagu, ačiū labai žmogelį, saivys. Jau pusė 6, jau čia pas mumis sutemo. Liko nebedaug jau kilometrų, gal kokie 5. Skubam, varam, nes darbų laukia šiandien, nespėjom nieko. Pasiekėm miestą, bet dar 4 kilometrai liko. O čia į kalną dabar kilo. Tai jau nebe tą miestą. Lengva buvo, ne? Girtą Marių radom. Tuo prasme, man taip gera nuotaika, nes laisvą dieną šiandien gavau. Tai viską. Prigėrė. Palikom, tai prigėrė jisai. Nekauka, ką tau čia gerisi? Ir čia ką geria?